Tai ką, labą dieną, sveiki sugrįžę į kanalą, 100 metų, daug laiko praėjo nuo paskutinio mūsų video, bet labai nenorėjau rodyti per žiemą, kaip čia krauštausi tam garaže, kadangi nei čia, kaip sakant, gražu, nei čia patogu prieiti pafilmuoti kažką. Ir bendrai, kas jums gali būti įdomu, kaip pardavau seną mašiną. Nieko per daug nenuveikiau, buvau įsiėmęs variklį, turėjau incidentą, truputėlį variklį padegiau, užgesinau, tai reikia dabar pasipildyti gesintuvą. Na, daugiau tai detalės. Apsirinkau viską atgal, dabar mašina truputėlį nesikuria, bandysiu ieškoti kodėl. Tikiuosi, kad užteks pakrauti akumuliatorių. Matot, variklio skyrius atsinaujino, pereinama ant ekologijos dabar. Susitvarkiau, kad nebėgtų tepalai, buvo trūkęs dangtelis priekinis per avariją. Na, gera nuotraukytė, atidarimas pernai metų balandžio, tai šiandien mašina irgi dar nevažiuojanti, tai salonas apardytas, stabdžių vamzdukus prasivedžiau naujus, pedalboxą įsidėjau, kitą, visokius smulkus darbeliai, kas susideda, kas atima laiko ir ypatingai tada, kai dirbi paskutinę dieną. Pasirenku viską atgal ir tikiuosi, kad veiks sankaba, veiks stabdžiai, viskas veiks ir galima bus lėkt krautis mašiną į Matsurį. Blecha, nežinau. Jau čia reikia žvakę žiūrėti. Tai, žodžiu, trumpas updėtas, kas vyksta. Nusiardžiau abu dangtelius, pasižiūrėjom su Ignu degimą, viskas kaip ir vietoj. Pradėjau visiems rašinėti, visiems skambinėti, kas ardės yra vaštunkės, kas turėjęs. Tai prasiklausęs, kol kas lieku prie Sauliuko teorijos. Tai jo teorija yra tokia, kad galėjo pas mane kompensatoriai užsipildyti tepalu. Tai jie ant tiek daug užsipumpavo tepalo, jis nevaikšto, yra labai kietas ir dėl to liko vožtuvas pradarytas. Ir dėl to dabar dingo kompresija tam tikruose cilindruose. Tai jeigu duodu kaip pavyzdys į šitą oro pučiu, tai man viskas išeina per įsiurbimą. Tai, sakau, geriausias čia variantas, aišku, gali būti ir vožtuvai linkę ir dar čia visko, bet lieku prie šito varianto, kadangi jisai vienintelis variantas, kurį sprendus galėčiau išvažiuoti dar į Matsurį. Bandau susirinkinėti, bandau kažką tai daryti, judėti į priekį, nes laikas baisiai spaudžia. Stabdžiai nesuorinti, nesutikrinti, sankabos irgi dar neaišku, ar veikia. Na, žodžiu, krūva reikalų. Dar reikia ratus susižiūrėti, susimontuoti. Mašiną reikia dar liverį susitvarkyti, apsiklijuoti. Karoči. Krūva reikalų, plus per visus šitus darbus neužsibukinau nakvynės Kuršėnuose, tai turiu problemų su nakvynė, bet šitą vietoj palapinės ant stogo gelbėja, tai pažįstamas Tautvydas nuomoja tas palapinės, tai jisai kažkuriuo metu prilėks, pabandysim pamatuoti ar ant kemperio eitų uždėti stogo palapinę. Tai tiesiog viską bandau judinti vienu kartu, viską po truputėlį, tikiuosi susispėsiu, nenoriu paleisti ir anų dalykų, nes paskui iš viso bus nieks nepasiruošta. Tai dabar laikausi optimistinio varianto, kad viskas bus gerai ir po truputėlį viską ruošiuosi. Gerai, tai dangteliai užsukti. Dabar žvakės irgi išsukau, palieku, kad lengvai suktis galėtų, užsidėjau diržą. Nežinau, bandom turbūt kurt, įsidėjau aklumą didesnį iš kemperio, aš naują kaip tik turėjau, tai tikiuosi starteris nesudegs. Kokius 3-4 prasukimus, po 30 sekundžių grubiai kažkur tai
Sako, reikėtų neilgiau. Tai... O paskui atvažiuos gal įgnesti laiką, galima bus pažiūrėti, ar kompresija pasikeitė, nepasikeitė, ar starteris nesudegs į kitą. Minutes later. Gerai, dar kokį kartelį pabandysiu ir tada bandysim jaučiu skambinti Ignui, klaus, kada jis čia atvažiuos tą garažą, nenoriu iškrauti akumo, dar nepamatavęs kompresijos. Bandom! O, biški buvo jau užsikūrę. Reikia kažkaip tais užtempė tamulinę su krokodilu. Atsigavo. Afigienai. Važiuojam šildyti. O, kaip ryta. Kažkoks kosmosas. Aprinkau jau truputėlį mašiną, bet brutaliai tiesiog užtempėm. Kulį bandžiau sukti ant starterio, kad kompensatoriai išpumpuotų tą tepalą seną ir viskas užsikurtų, atsistriktų, jokių šansų nebuvo. Tai ant galo akumas pradėjau įsikodinėti, galvoju, reikia tempt mašiną. Tai užtempėm kulį ant šniūro, ant bėgio, pratraukėm per visą gatvelę, pirmyn atgal, prasimankštino kompensatoriai ir užsikūrė. Tiesiog, žodžiu. Viskas tvarkoju, įsikūrė, kompensatoriai skleidžia garsus, šneka, bet viskas veikia, variklis dirba, viskas puiku, kūrėsi, problemų nebėra. Tai panašu, kad lėksim į Matsuri, tai lieka dar darbelio visokio, bet svarbiausia, kad mašina panašu, kad veikia. Žiauru. Tai pasijungiau dabar tepalo slėgio gaugę, tepalos lygis geras, džiaugiuosi, kad kulis veikia. Reikia viską apsirankę dar, darbelio truputėlį yra, susiruošti ir galėsim jau neišilgo važiuoti į Matsuri. Pradėti rūpintis kitais dalykais. Ok, liuks. Ačiū Chebrytei už visas idėjas, ačiū Sauliukui už šitą pametėtą mintį, nes jau maniau, kad bus ragas. Grįžtam į tempą, ėjam, tai dabar atvarau pasimpulį, dažu iki Vilčinsko, viskas mašina plyvota, tikiuosi viskas good, ratai sumontuoti, bairis buvo su Autovils naujais ratukais, tai dabar aš jų neusidėjau, tai truputėlį reikėjo čia dar pasimontuoti, pasitvarkyti viską, tai žodžiu, viskas ok, bandom užsikurti hulį ir varom ant raliuko. Beliks man tik tai jau susiruošti visus daiktus, viską susikrauti į autobusą ir galima bus važiuoti į Kuršėnus rytoj iš ryto. Bl***, tie kompensatoriai, tai... Na, aš vėl nesikuria mašiną, nežinau kas yra. Reikia važiuoti ant ralo krautis. Bandom užtempinėti dabar, ką čia. Pizda. Pipiec. Bandom užtempinėti, žiūrėsim gal užsikurs, nes įsivaizduoju, tikiuosi tas pats, kas buvo tada ir pramuš. Trečias raundas. One pair of pants later. Gerai, ką, hebra reikaliukai, žodžiu, po truputėlį sprendžiasi.
Turim jau 22 valandą, ką tik atidaviau Kulį pasikrovimui, pakroviau pas Vilčinską, tai jisai vežasi savo mašiną ir prie to pačio nuveš ir Kulį. Ir dabar, kadangi viską darom paskutinę naktį ir nebeliko nakvynių Kuršėnuose, ką užsibukint, tai yra sprendimas labai paprastas ir geras, tai bičiuliai iš palapinės ant stogo, Tautvydas parūpins mums palapinę ant kemperio, pasižiūrėsim, ką jisai ten turi, kaip ją galim užmontuoti ir viso. Rytoj iš ryto kylam į Kuršėnus. Ant džipo savo užsitaisęs. Čia turi? Labą dieną. 100 metų. O? Čia švietimas labai prastas. Bet gerai matosi. Lipdukas. Čia neįgaunasi dvivietė ar kiek? Ne. Gerai, žodžiu. Išimsim, kad taupytų plotį, tu 137, sakai? Jo, autobusas 137 gal. Lygiai? Daugiau, biškai. Kiek? 137,645. Mums svarbus visi milimetrai. Palapinė 132, bet plus amortikas. Aha. Tai ir aš abiejų pusių. Amortikos po 2,5, palapinė 132. 2,5, 2,5, 1,37 mes lygiai turim. Tai jeigu bus 1,376, tai bus labai gerai. Bet jeigu bus 1,3... Nu davai, bandom. Liuks, palapanytė atrodo smagil, nereikės nieko lankstyti, statyti. Svarbu, kaip sakant, nebūtų labai šalta. Pas mane čia tai... Pas mane čia tai telpa. Taip, dar vietos yra. Palapinę užtaisėm. Kaip čia buvo, ant stogo? Tai va, šičia gumą, čia į kampą numetam. Ir... Įlipt galima arba per priekinę iš galo dabar, arba per šoną. Ir per šoną man nereikės? Ne, tai tau realiai nieko nereikės. Tai ten dabar vidų integruoti čiužinukai. Mėgot minkštą, nereikia nieko pripūsti, nieko atsinešti, nieko pasiruošti, mėgmaišį pasikloji ir viskas. Nu, čia vietos normaliai dviesė sočiai. Ir kopėčias nebūna komplekte, bet čia lengvosios labiau jos. Jo, ir čia jeigu iš šono, žinai, nori. Nu, iš šono, iš galo. Taip. Aha, jo, nereikės, aš manau. Čia lemputė dar yra, tai nežinau, ar pilnai pakrauta. Čia magnetinė pusės. Du maišai, ką batam pasidėti. Prisisieksit kažkur. Все, pasaka, viskas. Važiuojam pasilsėt, numigt porą valandėlių. Dabar miegos ilgiausiai turbūt šį mėnesį. Tai gal šią naktį ir miegosim? 23 dabar, tai žiūrėk, kokias 7 valandas pavyks nusnaust. Gerai, prieš pat Matsuri viskas. Važiuojam. Tai žiūrėjai pasisekė, kad Tautis pradėjo palapinį nuomą, tai jeigu Hebra kažkam reikės, tai būtinai parašykit ir tikrai išnuomus ir padės. Einu ieškoti tur našlaitį, mano dingus. Tikiuosi šiandien kursis. Mašina vėl nesigaria. Bandysim užtem turbūt. Nu tas pats. Neprasidirba, tai užtemsim, manau, pramuš, reikės negesint. Ir prasivažiavus išsivaikščios turbūt tą košį iš kompensatorių ir bus gerai. Žodžiu, arba blogiausia atveju, nu ką, reikės keist variklį. Piam ant piam. Važiuojam, Jessica. Labai prastai. Nu jo, tokia Matsurio pradžia įsivaizdavau. Čia nėra vietos čia biškai, kad užsitempti mašiną, tai bandom nuvaryti dabar į pagrindinį plento kelią. Pramuš kažkada, tai jau čia bus gerai. Ir tada reikės atstovėti visą eilę, kad grįžti į trasą vėl. Nu, bet nieko, bandom. Vėl veikia. Varom atgal į trasą, atlaukiam eilę, negesina mašinos. Ir žiūrim, kas gausi šiandien.
turis pasibaigė, išgyvenom, buvo visko, mašina pasispiriojo, vėl nenorėjo kurtis, tai tik atvažiavus į trasą čia prisitampėm, bet bendrai paėmus buvo tikrai smagu, buvo smagių gerų porinių, tai labiausiai džiaugiuosi, kad pavyko pasivažinėti tiek su Blašu, tiek su Bakčiu, nors ir nedaug ištaikiau su jais važiuoti, bet buvo verta, buvo smagu. Tai viskas, ką, važiuojam namo, tvarkyti kompensatorius, reikės keistis juos, nes panašu, kad rytoj turbūt mašina vėl nebesikurs, kai atvės. Viskas. Ačiū Autovilsams už ratus, ačiū visiems, kas prisidėjot, ačiū Tautui už palapinės, varom mes dabar ieškoti nakvynės savo vietos, nes jau darosi vėsok. Ir susimatysime artimiausiu metu. Iki.